Sveiki vėl. Šiandien noriu parodyti, kaip daryti rankinius įrašus ant tachografo atspausdintos ataskaitos. Teko dirbti porą dienų be tachografo kortelės, nes buvau atidavęs pakeitimui. Tai dabar parodysiu, kaip yra pražyti pats ieškojant informacijos internete. Ten biškai vadybininkai patarė man, kaip daryti. Galbūt kiekvienoje firmoje kažkiek skirtingai, bet maždaug kaip tai atrodo tas visas, taip kaip aš vadinu, kardiogramos braižymas ant ataskaitos. Kągi, pirmą, ką reikia padaryti, atsispausdinti automobilio ataskaitą. Ne vairuotojo, bet būtent automobilio. Todėl einam, čia dabar yra driver printautas, man nereikia, nors aš dabar su kortelė dirbu. Ir čia vehicle printauta, tai yra automobilio ataskaita. Spaudžiam OK. Klausia, ar 24 valandų dienoj, taip, ir bus, aišku, pasirinkimas datos. Tai, sakysim, šiandien mums reikia daryti ataskaitą, tai šiandien atsispausdinam. Ir paklausia, ar šituo laiku, UTC, tai vieną žodžiu, čia bet kokiu atveju jie spaudžia. Ir printautas prasideda, ataskaitos spausdinimas. Taip atrodo atspausdinta ataskaita, tai čia viena. Štai mes apsivertėm ataskaitą ir dabar čia va tie langeliai, kuriuos mes turėsim pildyti. Ir čia pirmiausia reiks užsipildyti informaciją su savo vardu, kortelės numeriu ir taip toliau. To užpildysiu ir aš tada pasakysiu, kas kur ir kaip. Tai va, dabar, kaip sakiau, užsipildoma, ne? Tai yra vardas, pavardė, kortelės numeris, automobilio numeris ir iš kur važiuojam, į kur važiuojam. Kadangi aš dirbu taip, sakysim, mano vadinami round tripai, tai yra išvažiuoju iš savo depo ir grįžtu į savo depą. Nesvarbu, kiek aš turėjau išsikrovimo taškų tenai 1, 2, 3 parduotuvės, bet pas mus tai vadinamasi, gal pas jūs ten kitaip, sakysim, išvažiuoju iš kažkokio tai vieno sandėlio ir destination, tas destination angliškai, tai yra tikslas yra kitas sandėlys, bet pas mane taip, iš savo depą išvažiuoju, į savo depą grįžtu. Kilometražo pradžia, kilometražo pabaiga, tada kiek pravažiavai, data ir parašas. Ir dabar versim ataskaitą ant šono ir pradėsim paišyti mūsų važiavimo grafiką, kaip aš vadinu, kardiogramą. Tai va čia pirmiausia yra tokie langeliai. Pirmas langelis yra vairavimas, toliau yra kitas darbas, tada yra tas angliškai POA, tai yra kada tu esi pasiekiamas, tu kaip ir skaitaisi, kaip ir dirbi, bet ir nedirbi, ir poilsis. Ir dabar pradedam. Pas mane darbo diena nuo 7 iki 17:30. Langeliai yra kas pusę valandos, taip, kad čia nebus taip, kaip, žinai, tachografas paišo, kad tenai kas minutę sustojai, kamštį tau persijungia į kitą darbą, pavažiavai ten 3 minutės, jeigu miestį ypatingai vairuoja, jau važiavimas, paskui vėl kitas darbas ir taip toliau. Čia reiks paišyti kas pusę valandos, maždaug paskui jau tenai vadybininkai, kurie suvedinės į programą, viską jau tenai jie tau paišys pagal mašinos tą ataskaitą, kuri kitoj pusėje, bet atsižvelgdami į tavo šitą nupieštą grafiką. Tai va, tai sakysim, pradedi darbą nuo kito darbo, sakysim, mašinos pasitikrinimas, ten popierių gavimas ir taip toliau, taip panašiai. Brauki liniją ties langeliu, kur yra kitas darbas. Tada brauki liniją į viršų, jau kai išvažiuoji. Ir tada, kol vairuoji, sakysim, kada jau sustoji jau sekančiam darbui ir brauki liniją, sakysim, važiuoju valandą laiko. Sakau, čia labai viskas apvalintai, kas pusę valandos, taip kad čia kitaip nepripaišysit labai. Tai toliau iki 9, sakysim, aš vairuoju ir paskui vėl sustoju, atvažiavęs į tikslą išsikrauti. Važiuoju į apačią ir tada į apačią nubraukiu liniją ir vėl tada braukiu liniją tol, kol aš išsikrovinėsiu. Tai, sakysim, valandą laiko išsikrovimui, ne? Ir vėl važiavimas. Ir tai braukai tas linijas, sakysim, prieinu tada, kada man jau išsenka 6 valandų limitas darbo dienos, nes kadangi aš dirbu miestą, mes daugiausia ne pagal vairavimo, ten 4,5 valandos, bet pagal darbą. Po 6, daugiau dirbant negu 6 valandas, reikia paimti bent 15 minučių pertrauką. Tai jau man, kadangi iki 1 aš turiu pasimti pertrauką, tai aš taip maždaug 12:30 minimų pertrauką, pusę valandos. Tada nuo kito darbo braukiu į apačią ties pertrauką, poilsiu, ir pirmin pailsėjau pusę valandos ir pirminį darbą, tai yra toliau važiuoti, vėl braukiu liniją viršų ir vėl prasideda tas pats braukimas, važiavimas, į apačią kitas darbas, vėl sekanti pertrauka, nes jau 9 valandas pasiekiu darbo, vėl važiavimas ir grįžtu jau ant galo į depą 17 valandą, daleiskim, paskutinis įsikūrėjimas, postčekai tie angliškai vadinama ir darbo pabaiga. Tai va tai va yra subraižomas tas grafikas, tada yra atspausdinama dar viena ataskaita jau pabaigoj,
viskas tas pakartojama, nes viena ataskaita turi likti tau, kai vairuotojai, ir saugoti turi 28 dienas, kitą ataskaitą atiduodi vadybei, kurie suveda į kompiuterį ir kai tu gausi kito kortelę, pas mus yra Tachomaster tokia programėlė, kurioje tu matai visą savo, kaip tu dirbai, kiek vairavai, kiek kito darbo, kiek POA to vadinamo turėjai, kiek poilsio turėjai, ir jau tavo toj kortelėje, kai jie suves į kompą ir į programą, tau viskas atsispindės. Tai va toks yra braižymas, taip man teko dirbti 2 dienas ir taip gali dirbti 15 dienų iš viso, neilgiau. Tai tiek šiam kartui ir iki sekančio. Jeigu kas turi daugiau kažkokios informacijos arba žino dažniau kažkas, gal Lietuvoje kažkaip kitaip reikalauja, būtų įdomu, aišku, sužinoti, kaip tenai pas jūs tokie reikalavimai ir kaip pas jūs pildoma. Jeigu kas nors nori, tai galit pakomentuoti, aišku, ir parašyti savo patirtį. Ačiū labai, geros dienos.